Tai va, kaip sakant, neperšokęs griovio, nesakyk op. Bet aš padariau pertraukėlę ir dabar. Feniksas kyla. Saturnas pasisuko beje vakar. Saturnas yra karmos valdovas ir karmos planeta. Jūsų žiniai. Nuo pat pradžių chaoso mano gyvenime, neprisimenu nuo Liepos ar Birželio, jis judėjo retrogradu. Taigi mes testavomės paskutinį lemtingą testą. Saturnas mėgsta sunkų juodą darbą, pagalbą vargstančiam, pagalbą silpnesniam, nuoširdžią kančią, pavyzdžiui, badavimą. Ir pasigūglinkite. Ir Saturnas labai nemėgsta atvirkščiai dykadonevimo, suktybės, tiesa mėgsta, melo, apgaulių, pinklių. Taip pat nemėgsta, kai kankinami nekalti žmonės, ypač ir taip nuskriausti gyvenimu. Taigi, Saturnas pasisuko, tai reiškia, bus atpildas. Palei nuopelnus, visiems iki vieno. Toliau, kas toliau? Toliau. Aferos, melas, pinklės, išlys. Čia visam pasauliu, visiems žmonėms aplamai viskam. Taigi, preliudija tokia. Toliau. Taip. Išmeskim kortas. Moneta nurėdėja pas neklausimą, kai klausiu, net nenoriu pažiūrėti, išluosiu. Koks be būtų atsakymas, man nesvarbu. Ir dabar pirmas dominantis. Taip, aš viską atlieku ir atliksiu. Aš dabar mano rankos surištos be rytojaus ryto. Ir palei orderį aš negaliu nei artintis, nei skambinti, nes aš būčiau pažeidus orderį. Nes čia ne vaikų teisės, čia policija ir čia yra ne vaiko paėmimas, o pagrobimas. Nes viskas atlikta neteisėtai. Ir visi įrodymai yra. Ir visos socialinių ir vaikų teisių pinklės yra taip pat užfiksuotos ir įrodymai yra ne tik pas mane brangiai ir ne tik Lietuvoje. Tai va, dabar taip. Gali daryti, ką norit. Jeigu ką bus Discord'e, taip toliau. Dabar taip. Pirmas klausimėlis būtų toks. Domina žmonės ir mane, nes jau, kadangi labai mėgau melo teoriją ir skaičiau daug knygų, kūno kalbą išmanau, nekalbu apie kitus dalykus, dėl ko aš jaučiu, permatau, Ir dažnai, kai žmonės galvoja, kad mane apkvailina, aš tiesiog testuoju jų galimybės, kiek jie žengs ir kiek teks jiem atsimt nuo Dievo karmos arba įstatymų. Bet kokių. Dieviškų, žemiškų. Tai va. Testuoju žmonės, testuoju, visi, kas man iš senai pažeidžina, kaip prisitestuoju. Taigi, pirmas klausimas. Labai, žinokit, gerai apsimes durna, beprotė, ten, ta prasme. Juk čia įvaizdis tik tokia, pavyzdžiui. Naive, patiklio, liolio. Ir tada pamatai viską. Pirmas klausimėlis. Tiesa, mano banko sąskaita pasikeitė, nes ten nukniso. Tiesa, aš atsimsiu iš Bolto tos pinigus, bet į banką gali nueiti tik rytoj ir trampampam, viskas palėlė, visi ėjimai, darbai ir lelelė. Taigi, pradedam. Pirmas klausimas. Tiesa, mane iš visų tų senai išblokavo grupių ir mane visi bandė suvaryti, nes Lietuvoje aš bene vienintelė taip moku. Kas pas mane buvo, tai žinot, kam padėjau. Tai va. Žiaurūs antakiai. Suprantat, apie ką aš? Paklauskime, nes man atrodo, palei melo teoriją kūno kalbą labai bijau. Taip, labai bijo. Labai bijo, kažko bijo. Taigi, jau supranta, kad ne ten papuolė, ne ten šoko, biški neapgalvotai, nuvertino mamos, kantrybės nebėra, mamos meilę, mamos ištvermę, mamos vertos medalį ištvermę. Taigi, paklaskim dar. Taigi, jau suprato?
Ar jau suprato? Jau suprato, bet dar nepripažįsta. Teisingumas ateina. O, Jėzus, ką nušuoka. Visapusiškas teisingumas. Taigi, suprato, nesuprato, koks man skirtumas. Nes kliedi žmogus, kliedi turiu kitus įrodymus ir kiti persiusti, aš nekėliau, vėliau sukelsim, kai viskas baigsis. Apie psichologinę būklę ne man kalbėti. Aš ne daktarė. Taigi, dabar, kas bus poniai antakiui? Paklausim dar. Taip, aš linksma, nes pagaliau suprantu, kad teisybė nugalės. Ne aš kalta, kas vaikui buvo padaryta, bet. Ir, kaip aš pirmai rodžiau, tas pats krenta. Apvirtęs karalius, apvirtų šeima, babkės, turtinga šeima. Ir vėl iššovė kaip man. Ai, geras bairis, va. Iššovė apvirtusią šeimą, šeirai įsimaišys kohortą. Ir aš pamiršau. Ir pirmai man iššovė taip. Ir taip, karočia, esmė tokia. Kažkam nuvirto, kažkam ateis. Kaip teisingumas? Pleniukai, nelabai pleniukai. Paklauskime karminių kortų. Aš įsiplėčiau. Skubam. Nes aš dar kažką noriu paklausti. Aš jau išsiverkiau dėl leidinoko, aš nebeverksiu, aš tik užėsiu kalbų maldelę. Darau, ką turiu, ką esu priversta ir viskas, ta prasme, gyvenimo ir visko aplinkybių. Žiūriu, stengiuosi netikėti audra. Kas antakiui bus? Ruduo, derlius. O koks? Ką pasėjai, tą ir pjauni? Oras, ledas. Oras, ledas. Prisiminimai, nostalgija, gaisriukas kažkoks dūmai. Dūmai rūksta. Kas bus antakiui? Vėl audra netikėta ir vėl tamsios sielos naktis. Aš tai praėjau kelis kartus gyvenime, pasigūglinkit. Dark Night of the Soul. Tamsioji sielos naktis, kas yra, pasigūglinkit, viskas aišku, kadangi laiko nebėra, kas mane labiausiai domina, dėl leidino aš esu rami. Kaip gali būti geriausia yra geriausia, Dievas saugo, nes jis yra nekalta būtybė, angelas, mokantis žmonės užjausti. Jeigu jie nemoka, tai jau jų bėdos. Labai daug agresijos sukelia šviesa, mes, jeigu mes skleidžiam šviesą. Ir tie, kas savy jaučia tamsą, jie puola. Kaip kandžiai, nekandžiai, drugėliai, šviesa tie naktiniai. Dabar klausim, žinai kuo? Kas man dabar įdomiausia? Dabar man, žinai, kas įdomiausia? Kas man iš tikrųjų įdomiausia? Vat man įdomiausia dabar yra va taip šikniau. Ausys skamba. Užkrita ausis, reiks sierą išsivalyti. Tai va. Man įdomiausia. Ponas Byberi. Jokauji. Tu čia geras ar blogas? Geras, man karštis pila, vėl klimaksas prasideda, spėju. Tie hormonai siauti, aš juk nevartoju dabar tų. Šventi. Tai čia arba šventį, arba trečias asmuo ar kažkas iš pašalies. Tai tu geras ar blogas? Nu čia aš, kaip suprasti. Tai tu geras ar blogas, karalienė? Ir vėl aš, imperatorė. Nesuprantu. Tai tu geras. Nepanimaешь. Aš visiškai nemoku, bet amžinai sakau, nepanimaешь, tiek ir moku. Meilė iš praeito gyvenimo. Tai geras? Ok. Einu toliau darbuotis. Bye bye. Feniksas kyla. Eilinis iki.